Pakalbėkime apie Forex brokerio vaidmenį prekyboje. Ką suteikia Forex brokeris prekeiviui arba traderiui, spekuliantui? Tai yra brokerio tarpininkavimo sutartį, atskleidžia galimas rizikas raštiškų dokumentų, pareikalauja personalinės informacijos, dažniausiai reikalinga paso kopija ir panašiai. Atsakingas už jūsų patikėtas lėšas, atidaro jums prekybinę sąskaitą. Jūsų pinigai saugomi kuriame nors didelėme pasaulinėme banke, ar tai Šveicarijos, ar tai Škotijos didieji bankai. Suteikia kreditinį petį, dažniausiai 1/100, galimi ir didesni kreditiniai pečiai. Kompanijoje Markets.com, tai yra mūsų atstovai Forex Faktorius, galite naudotis kreditiniu petimi netgi tokiu, kur yra 1/200. Forex brokeris reikalauja turėti vos 1% nuosavos maržos. Kuo mes prekiaujame Forex rinkoje? Forex rinkoje mes prekiaujame tam tikrais vienetais, valiutos vienetais. Kaip turguje perkame kilogramą bulvių, tai čia mes perkame lotus. Vienas lotas tai yra minimalus kontrakto dydis, norint išeiti į pasaulinę tarpbankinę valiutų rinką. Vienas lotas tai yra 100 000 valiutos vienetų. Brokeris, kaip minėjau, reikalauja 1% nuosavos maržos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs turėdami $1000 rinkoje disponuojate 100 kartų didesnę sumą. Tai yra $100 000. Jūs turite vos 1% maržos. Kaip yra skaičiuojamas pelnas nuostolis Forex rinkoje? Pelną nuostolius rinkoje mes skaičiuojame pipsais arba kitaip vadinama punktais. $1000, kaip minėjau, prilygsta $100 000 rinkoje. Todėl vieno punkto, vieno pipso vertė yra $10 apytikriai. Prekiaujant pilnu lotu. Jeigu mes prekiaujame mini lotais, tada vieno pipso pasikeitimas mums duoda $1 pelną arba $1 nuostolį. Kaip ir minėjau, prekiaudami pilnais lotais, punktų kiekį dauginame iš $10. Matome pavyzdį. Uždirbome 20 punktų, 200 punktų arba 200 pipsų. Padauginame iš $10 už pipsą ir gauname $2000 pelną. Prekiaudami mini lotais punktų kiekį dauginame iš $1. Todėl jeigu uždirbame 200 punktų, mūsų pelnas yra $200. Pateikiame grafike pavyzdį, kai mes pirkome. Mes visada rinkoje norime nusipirkti kuo pigiau, parduoti kuo brangiau. Natūrali prekybinė situacija. Perkame buy sandoris žemumose, parduodame sell viršūnėje. Long pozicija, tai vadinama pirkimo sandorio išlaikymas trendo kryptimi. Kaip matote, šiuo atveju uždirbome 200 punktų, padauginame iš $10 už vieną punktą ir gauname $2000 pelną. Prekiaujant mini lotais tai būtų $200. Short pozicija. Kas yra short pozicija? Tai yra pardavimo sandorio laikymas vadinamas short pozicija. Mes parduodame viršūnėje, parduodame brangiai ir fiksuojame pelną, kai kaina pakrinta. Tai va, 100 punktų, sakykime, mes uždirbome, padaugime iš $10 už vieną punktą, gauname $1000. Jeigu prekiautume mini lotais, turėtume $100. Kokie yra galimi sandoriai rinkoje? Rinkoje yra 3 rūšių sandoriai. Tai yra buy sandoris, pirkimo sandoris, sell sandoris, žymintis pardavimo pozicijas ir close pozicijos uždarimas. Visada mes uždarome kažkurioje tai vietoje savo prekybinę poziciją. Kokie yra sandorių tipai? Sandorių tipai yra tokie. Sandoris pagal einamąją rinkos kainą, tai yra vadinamas market order, yra atidėtas sandoris, limit order, tai yra įsakymas atidaryti prekybinę poziciją, kai kaina pasieks nustatytąją, žemiau ar aukščiau einamosios kainos. Stop orderis, buy stop ar sell stop sandoris, atidaryti pirkimo sandorį, kai kaina pakils iki tam tikros, arba pardavimo sandoriai, kai kaina nukris iki tam tikros kainos. Stop orderiai naudojami naujienoms, dažniausiai prekybai pagal žinias. Yra tam tikros strategijos, kurie orderių tipų paaiškinimas. Dar kartą pasiaiškinsime orderių tipus. Pirkimas buy virš einamosios kainos, kaip ir minėjome, yra buy stop orderis. Sakykime, yra dabar tokia ir tokia kaina ir kuomet kaina pakils iki tam tikros,
tuomet mes pasidarome, kad mums terminalas automatiškai atidarytų poziciją buy, kainai pakilus iki tam tikros nuo einamosios kainos. Pardavimas virš einamosios kainos vadinamas sell limit orderis. Reiškia, dabar turime vienokią kainą ir kai kaina pakils iki tam tikros viršūnės, nuo ten mes pardavinėsime. Pasistatysime atidėtą sell limit orderį. Pirkimas žemiau einamosios kainos vadinamas buy limit orderis. Tai reiškia, turime einamąją kainą ir kai kaina pakris iki tam tikros kainos, mes darysime sandorius buy. Atsidedame buy limit orderį ir programa automatiškai atidaro mūsų sandorius buy. Pardavimas sell žemiau einamosios kainos vadinamas sell stop sandoriu, tai turime einamąją kainą ir kai kaina krenta žemiau einamosios kainos, mes turime sandorį sell stop. Orderių išstatymo taisyklės matote pavyzdyje. Sakykime, turime buy long poziciją. Iš tikrųjų, ten, kur mes fiksuosime buy pozicijos pelną, tai yra take profit pozicija, ten turėtų būti mūsų sandoris sell limit. Žodžiu, kaina kils iki ten, nuo kur prasidės pardavimai. Logiška ir suprantama. Buy sandorio, long sandorio stop lossas turėtų stovėti ten, kur būtų sandoris stop lossas geras. Reiškia, jeigu kaina jau pasieks jūsų stop lossą, yra tendencija, kad ir toliau jį kris. Toliau yra su sell, su short pozicijomis panašiai. Tai padarytas sandoris sell, kur mūsų stop lossas. Stop lossas ten, kur galėtų stovėti buy stop sandoris. O take profitas ten, kur buy limit sandoris. Reiškia, kainai nukritus iki tam tikros kainos, nuo ten prasidės pirkimai. Mes ten fiksuosime savo pardavimo pelną.